Labadiena, su jumis kaip visada sveikinuosi aš Viktorija, o jūs klausotės e-medicina.lt tinklalaidės. Sausio 16-22 dienomis minima gimdos kaklelio vėžio profilaktikos savaitė. Todėl šiandien pas mus studijoje svečiuojasi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų gydytoja akušerė ginekologė Agnė Vitkauskaitė. Labadiena, gydytoja. Labadiena. Šiomis sausio dienomis tikrai nemažai teko stebėti vykstančių paskaitų, akcijų ir ypatingai moterų švietimo tema, ar ne šią temą. Tai kodėl vis tik yra svarbu kalbėti apie tai? Ar tai skatina augantis sergančių moterų skaičius? Lietuvoje kuris laikas jau stebimi mažėjantis gimdos kaklelio vėžių susirgimo atvejų skaičiai, tačiau vis tiek Europoje išliekame tarp didžiausią sergamumą būtent gimdos kaklelio vėžių turinčių šalių. O kadangi šita onkologinė liga yra potencialiai išvengiama liga ir būtent moterų informuotumas ir atėjimas į patikros programas yra labai svarbus, dėl to ir kalbama apie gimdos kaklelio vėžį ir visas prevencinės programas. Užsiminėte, kad skaičius nėra ar ne didėjantis, gal pakalbėkim, kokia gimdos kaklelio vėžio sergamumo statistika Lietuvoje, gal žinote tos skaičius netyčia? Šita diagnozė Lietuvoje išgirsta maždaug 400 moterų per metus. Bet, kaip jau minėjau, kas yra labai svarbu, kad Lietuva išlieka tarp didžiausių sergamumus Europoje turinčių šalių. Ilgą laiką Lietuva buvo antra pagal susirgimo atvejų skaičius ir mirtingumus nuo gimdos kaklelio vėžio. Statistika šiek tiek yra gerėjanti. Šiuo metu esam 4 Europoje pagal susirgimų skaičius ir 7 pagal mirtingumą nuo gimdos kaklelio vėžio. Tai turbūt čia skaičiai tikrai įrodo, kad švietimas ir informacijos sklaida yra reikalinga šioje srityje. Gal vis tik pradėkim, kas gali sąlygoti šios ligos atsiradimą, kaip jie atsiranda, galbūt trumpai. Pagrindinis rizikos veiksnys ir praktiškai būtinas veiksnys gimdos kaklelio onkologiniam susirgimui vystytis yra gimdos kaklelio audiniuose ilgai persistuojanti žmogaus papilomos viruso infekcija. Ir aišku visi rizikos veiksniai, kurie skatina tos infekcijos persistavimą. Pavyzdžiui, veiksniai priklausantis nuo lytinio gyvenimo, kadangi žmogus papilomos virusas plinta lytiniu būdu, tai dažna lytinių partnerių kaita, ankstyvas lytinis gyvenimas, taip pat rūkymas turi didelės įtakos būtent šito viruso persistavimui. Ir įdomu būtų, kokie yra simptomai, ar ne? Ar mes nematom to viruso, bet kaip gali pasireikšti būtent ši liga? Pats virusas simptomų paprastai nesukelia jokių ir moteris, dažnu atveju nustemba, kada gauna tyrimo atsakymą, kuriame būna nustatyta, kad jos turi vienokį ar kitokį žmogaus papilomos viruso tipą. Tuo tarpu gimdos kaklelio onkologiniai susirgimai taip pat ankstyvose stadijose dažnai simptomų neturi. Ankstyviausias simptomas paprastai pasireiškia kraujavimai po lytinių santykių, negausios kraujingos išskyros ypač po lytinių santykių. Vėlesnėse ligos stadijose atsiranda nemalonaus kvapo, vandeningos, tokios lygtais mėsos nuoviro išskyros iš genitalijų, gali būti skausmingi lytiniai santykiai, tinti kojos, susilaikyti šlapimas. Ar gali pasireikšti kažkokiais mėnesinių ciklo sutrikimais šita liga? Taip, dažnai moteris kreipiasi dėl kažkokio ciklinio pakraujavimo, tai yra kraujavimo ne ciklo metu. Ir kaip vis tik nustatoma ši liga, kokie yra diagnostikos būdai, gal kažkokių yra naujovių Lietuvoje ar pasaulyje? Kada mes kalbam apie diagnostiką, vėlgi mūsų tikslas yra nustatyti ikivėžinės būklės tam, kad galėtumėm jas gydyti ir išvengti onkologinio susirgimo. Pati onkologija jau yra nustatoma paimant biopsiją, tai yra auksinis standartas. Kiti ištyrimo būdai yra patikslinti ligos vietinį ir atokų išplitimą. Tai turbūt atliekame ar ne kažkokie tai tepinėliai prieš tai? Tai turbūt vertėtų kalbėti apie Lietuvoje egzistuojančią gimdos kaklelio vėžio patikros programą. Jinai prieš kelis metus yra truputėlį pasikeitusi, tai reiškia, kad jinai prasideda nuo 25 metų amžiaus ir visas moteris sulaukusias 25 metų amžiaus šeimos klinikos kviečia atlikti gimdos kaklelio citologinius tepinėlius.
Kada randami yra pakitimai citologiniuose tepinėliuose, moterys siunčiamos tolesniam ištyrimui ir akušerio ginekologo konsultacijai. Tuo tarpu moterim nuo 35 metų pagal šiuo metu galiojančią gimdos kaklelio patikros programą jau yra tyriamas žmogaus papilomos virusas. Kadangi jau kalbėjome, kad be žmogaus papilomos viruso liga praktiškai nesivysto, tie ligos atvejai yra visiškai pavieniai ir atsitiktiniai, todėl nenustačius žmogaus papilomos viruso moteris gali būti beveik visiškai rami dėl savo gimdos kaklelio būklės. Tuo tarpu nustačius žmogaus papilomos virusą iš tos pačios terpės ištiriamas ir gimdos kaklelio ląstelių tyrimas atliekamas, tai yra ištiriamas citologinis tyrimas. Vėlgi radus pakitimus siunčiama moteris tolesniai konsultacijai. Nuo to viskas ir prasideda. Tai vėliau akušeris ginekologas atlieka tam tikrus tyrimus, įvertina gimdos kaklelį mikroskopu ir vertina, ar yra matomi pokyčiai, reikalinga imti biopsiją ir patvirtinti ar atmesti ikivėžinį gimdos kaklelio susirgimą. Retais atvejais iš šitų tyrimų, esant jų pakitimams, jau galima nustatyti ir onkologinį susirgymą, kuris vėlgi bus patvirtinamas biopsijos tyrimo metu. Paminėjote, kad vienas iš veiksnių yra žmogaus papilomos virusas. Ir mes turime vakciną, tiek ir merginos, mergaitės galbūt yra skiepijamos jau nuo, jeigu nepameluosi, nuo 11 metų ar nuo 10. Taip, Lietuvoje yra vykdoma vakcinacija ir traukiamos mergaitės, jau ir berniukai, ir pradedama vakcinacija nuo 11 metų. Gal galite šiek tiek papasakoti, kaip veikia šita vakcina? Ar jinai skatina, kad neatsirastų, ar dar yra kažkokių papildomų veiksnių, ką turime imtis, kad išvengti būtent šio viruso? Pasiskiepijus žmogaus papilomos viruso vakcina susidaro antikūniai prieš vakcinoje esančių žmogaus papilomos viruso tipų dalis ir patekus virusui į organizmą, tiesiog antikūniai prie jo jungiasi ir jį inaktyvina, taip galima pasakyti. Dabar tai nereiškia, kad moteris ar vyrai yra pilnai apsaugoti nuo šito viruso sukeliamų ligų. Tikrai ne, todėl kad onkologinė prasme gimdos kaklelio onkologijai potencialą sukelti problemą turi apie 14 virusų, tuo tarpu vakcinos, didžiausia vakcina, prieš daugiausia virusų turinti vakcina yra devinvalentė, kuri savo sudėtyje turi 5 tą onkogeninį potencialą turinčius virusus. Padengia tikrai didžiąją dalį problemą galinčių sukelti virusų, todėl kad, patys baisiausi yra 2, 16, 18, bet tikrai ne visus. Kitaip sakant, tai yra tik viena iš priemonių išvengti onkologinio gimdos kaklelio susirgimo. Kita priemonė yra gimdos kaklelio patikros programos ir net ir pasiskiepijusio moterim vis tiek reikėtų rekomenduoti atlikti tyrimus pagal programą. Įdomu, ar yra kitų profilaktikos būdų, ne vien tik tai skiepai, kad išvengti būtent onkologinių susirgymų. Kaip supratau, turbūt gal mityba nelabai čia padėtų, ar kaip tik ar klystu? Turbūt vertėtų kalbėti apie bendrą imuniteto būklę, todėl kad vėlgi, jeigu kalbėti nuo pačių pradžių, tai žmogaus papilomos virusai yra labai labai paplitę visuomeniai. Kalbama apie tai, kad lytiškai aktyvios moterys beveik visos susiduria su šitu virusu. Tačiau tik labai nedideliai daliai moterų tas virusas lieka persistuoti gimdos kaklelio audiniuose daugiau negu 2 metus ir gali sukelti, ikivėžinius susirgimus ar gimdos kaklelio onkologijos atvejus. Tai imuniteto veiksniai yra taip be galo svarbus. Visos priemonės veikiančios mūsų imunitetą, ta prasme, darbo poilsio režimas, atitinkama mityba, streso valdymas yra labai svarbios. Kitas, kaip nepriklausomas veiksnys, dar labai norėčiau išskirti ir rūkymą, todėl kad rūkymo ryšys su gimdos kaklelio ikivėžiniais pakitimais ir onkologijos atvejais yra įrodytas. Kitaip sakant, rūkančios moterys turi didesnę riziką šitiems pakitimams vystytis. Kiek žinau, mergaitės ir berniukus pradėjo skiepyti neseniai, ar ne? Čia yra kelių, galvoju, 5 gal metų bėgiai, ar ne? Berods mergaičių vakcinacija, jei neklystų, yra prasidėjusi 2016 metais, o berniukų vakcinacija laikas greitai bėga, prieš metus ar prieš 2 prasidėjusi. Tai tikrai yra ganėtinai neseniai pradėti inicijuoti veiksmai. Būtų klausimas, ar moteris jau, kurios nespėjo ar ne pasiskiepyti kaip mergaitės, ar jos gali pasiskiepyti, ar yra kažkoks tai amžiaus cenzas, kada jau nebegalima, ar kažkokios tai kontraindikacijos?
Tikrai taip, tiek moteris, tiek vyrai gali skiepytis žmogaus papilomos viruso vakcina. Seniau buvo kalbama ir įrodyta, kad vakcina veikia iki 45 metų amžiaus, vėlgi tiek moterim, tiek vyram. Tačiau reikalingos nebe 2 vakcinos dozės kaip paauglių atveju, o 3 vakcinos dozės tam, kad susidarytų adekvatus imunitetas. Dabar naujausių tyrimų duomenimis kalbama apie tai, kad amžiaus cenzas turėtų būti netgi panaikinamas ir taip sakant, vyresni žmonės negu 45 metų greičiausiai irgi gali skiepyti šitą vakciną, vėlgi galvojama, kad imunitetas jiem turėtų susidaryti. Žodžiu, amžiaus cenzo nėra, jeigu moteris ar vyrai nori pasiskiepyti, tai tiesiog kažkokių tai barjerų šiuo metu nėra, ne? Kas nori, gali tai įvykdyti. Dabar dar gal sugrįžkime apie gimdos kaklelio patį kaip vėžių susirgymą, ne? Labai įdomu, koks vis tik išgyvenamumas yra išgirdus šią diagnozę. Vėlgi išgyvenamumas priklausys nuo to, kurioje ligos stadijoje bus patvirtintas susirgymas. Jeigu mes kalbam apie 1 stadijos onkologinį susirgymą, tai 5 metų išgyvenamumas galėtų siekti ir 98% ir galbūt daugiau. Tuo tarpu ligą nustačius jau išplitusioje stadijoje išgyvenamumas siekia apie 15-16%. Tai įvairus, ar ne? Priklausomai nuo kada nustatome ligą, tai kuo greičiau, ar ne, tuo mes galime pasigirti turbūt geresniais rezultatais. Ir kokie vis tik yra gydymo būdai? Ar tik tai chirurginis, ar ir kažko chemoterapija, spindulinis? Kokie yra gydymo būdai šiuo atveju? Gydymo būdai taip pat varijuoja nuo ligos stadijos. Ankstyvose ligos stadijose bus rekomenduojamas operacinis gydymas, vėlesnėse ligos stadijose gali būti taikomas chemospindulinis gydymas, gali būti taikomas chemoterapija su biologinė terapija. Viskas priklausys nuo ligos stadijos, moters gretutinių ligų, ligos išplitimo. Pradėjome, ar ne, kaip ir norėjome, kad šiuo podcastu būtų tarsi padrąsintos moterys tikrintis, profilaktika, kad vykdoma, bet tarsi kyla klausimas, nuo ko pradėti, ar ne? Jeigu aš noriu pasitikrinti, ką man reikėtų pradžiai kreiptis į šeimos gydytoją ar tiesiai bėgti pas gydytoją ginekologą? Reikėtų vykdyti Lietuvoje galiojančią gimdos kaklelio patikros programą. Taip, tai reiškia, visos moterys nuo 25 metų kartą per 3 metus turėtų atlikti gimdos kaklelio citologinį tepinėlį, o visos moterys, kurios jau sulaukia 35 metų kartą per 5 metus, jom turėtų būti atliekamas žmogaus papilomos viruso tyrimas. Tai mūsų klauso ir šeimos gydytojai, gan plati auditorija. Tai vis tik, ką galėtumėte jiems patarti, kada reikėtų sunerimti ar ne, kada vis tik moteris paskatinti kreiptis pas gydytojus ginekologus, kad išvengti, tarkim, paskui ateinančių kažkokių tai susirgymų? Visų pirma, šeimos gydytojai labai norėčiau paprašyti vykdyti tas gimdos kaklelio patikros programas ir moteris, kurios vengia vizitų pas ginekologą, vis tik įkalbėti ateiti ir atlikti tyrimus, tai būtų, pats svarbiausias turbūt darbas. O kada reikėtų sunerimti, jeigu moteris skundžiasi ciklo sutrikimais, kažkokiais pakraujavimais, ypač po santykių, tokiais atvejais būtinai siųsti specialisto konsultacijai. Ačiū Jums, Gita, labai, kad atvykote ir pasidalinote žiniomis. Na, o su klausytojais atsisveikiname ir iki kitų susiklausimų.